Tai va dabar kas klauso, žiūrėk, kaip reikia, iš tikrųjų čia reikia dirbti, kalbant šitam. Tu jau turi, matai kaip sakau visą laiką, turi matyti ir jausti, ką kalbam ir ką pats kalbi, turi matyti ir jausti. Jis sako, viskas ir bet kas, va, tai yra, tas yra. Tas yra. Ir tu vat matyk, įsivaizduoju, kiek tu žinai viską apie viską ir bet ką, tai mes tą vadinam, tas yra. Yra. Na gerai, aš kur visą tai atsirado? Tai yra. Stop. Įdomus klausimas. Čia grinai budistinis klausimas yra. Ir atsakymas yra grinai stipriai žadinantis. Iš kur viskas atsirado? Įsivaizduoju. YouTube yra toks pas mane vienas atkalbėjimas šito klausimu. Iš kur tu šis turi žinojimą tokį, kad kažkas iš kažkur atsiranda? Pasakyk man nors vieną pavyzdį. Ko nors, kuris iš kažkur atsirado. Ko nors vieną, bet patį vienintelį elementariausią pavyzdį, ko nors, kad kažkas iš kažkur atsirado. Kiaušinis? Iš vištos kiaušinis. Atsirado. Nu ir pažiūrėk, kaip jis atsirado. Nu, buvo tam tikri procesai. Procesai buvo, atsirado. Iš vištos, bet atsirado, tai seka yra, matai, apie ką kalba eina. Mums net nesmė yra, iš kokių formų į kokias formas perkita tos formos, supranti? Bet yra seka. Tu paskui tai reiškia iš sekos, tai seka buvo. Neaiškia, neatsirado, tiesiog persikeitė. Paskui ką nors, kas atsirado. Tai gerai, o kaip priimti tai, kas buvo? Čia yra kaip tikėjimas tada. Aš tikiu, kad jau tai buvo. Taip, nes mes nežinom. Žiūrėk, aš tai kaip sakau, nėra tuštesnės kalbos apie tai, kas buvo, nes to nėra. Nėra tuštesnės kalbos kalbėti apie tai, ko nėra. Žodis buvo, reiškia nėra. Viskas nėra. Tai va, matai, kas čia gaunasi. Čia yra protai engramos vadinamos. Čia žemiškas protas turi suvokimą tokį, tai žemiškas protas, kuris masto konkretizmais. Vat stalas buvo, nebuvo, stalas atsirado, sakysim. Bet kaip jis atsirado? Taigi jis tiesiog tai iš to, kas jau buvo prieš tai, kitaip sudėlioja tos dalykus, suprisavo, kaip sulipdė ir sudėjo iš kažko, tai supranti, jau prieš tai, kas buvo. Tipo buvo. Aš suprantu. Tai va, supranti. Matai, kame tema, kame proto klaidinimas yra. Matai, kaip sakam, jau kitus režimus pereini protų. Jeigu nori turėti aukštą, pažino jį budistinį protą, kuris tave žadins iš esmės. Patrauk žemišką protą. Tu dabar tempi čia žemiško proto stereotipus. Prasidėjo. Čia pats teiginys, kad kažkas prasidėjo, pats žodis prasidėjo, yra nesąmonė. Supranti? Nes jis save talpina ką? Jis talpina savį, kad kažkas buvo ir kažkas jo tipo dabar va yra už tai. Prasidėjo ir už tai dabar yra. Mes sakam, nėra, praeitis neegzistuoja. Yra tik tai, kas yra, vyksta. Girdi Bairivą? Vyksta. Vyksta. Todėl niekas negali prasidėti ir niekas negali pasibaigti. Supranti? Nėra tokio Bairio. O supranti, kam įtėma? Dabar jeigu nori įsisavinti naują tą formatą savo jau, kaip tu gyvensi? Taip, pažinėm režime, o ne sociume. Tai tu jau žinosi, kad nėra tokia Bairio, kad prasidėjo arba pasibaigė. Gali prasidėti viena formų raiška, supranti, vienų įvykių formatų raiška, bet jie bus neišvengiamai kitų įvykių tęsinys. Tas viskas, kas yra, visą tik tai kinta, maivosi tarytum. Maja pamaiva. Viskas, jinai viską taip maivosi. Ne, mano klausimas trupučiau kitoks buvo. Žmogus čia sakė, jisai suvokia, kad viskas jau tai yra. Nesvarbu kas. Yra. Žodis jau, stop. Įsivaizduoju. Jau. Visi klaidina tave, įsivaizduoju. Kokia nemažutė nesąmonytė jau. Nes jūs jau tai iškart inspiruoja tokį temą, kad jau tai prieš tai kažkas buvo, prieš jau. Supranti, jau yra. Jau. Dabar ir visada. Supranti, žinai, kaip mistikai tai vadina. Amžinai besitęsianti dabartis. Amžinai besitęsianti dabartis. Va kas yra. Besitęsianti dabartis. Ir tu jau žodį prasidėjo. Kaip tau, mažylė? Nerūksta dardumas. Čia moterim tai štai. Įsivaizduoju.
Bet veiksmas irgi yra sumuo tik tai patirtyje, o tas, kas yra, jis tik yra, reiškia, tiesiog viskas yra. Nu tai, kad čia, žinai, biškai, O visą laiką mes, kai, va, čia irgi grinai toks, nu, filosavimo, budistinio to mąstymo principai yra. Ir dėl žodžių turim sustarti ir žinot, kad tobulų žodžių nėra. Nė vienas žodis negali apibrėžti nieką tobulai. Tuo labiau, kad dėl jų prasmių mums dar reikia susitarti visą laiką. Ai, žodis niekaip ne vienas negali viską apibrėžti. Yra vienas žodis, kuris apibrėžia viską. Om. Nu, aš susidūriu su to, kad Nu. tai ne taip pasakai, tai ne taip supranta. Žodžius parinkti iš tikrųjų labai sunkiai. Suvokimas, žinot, Nu tai aš tengiuosi lankščiai, supranti, aš tengiuosi supras, ką žmogus nori atsakyti savo tezėmis, supranti, savo teiginį. Tai va, įsivaizduoju, a mes ką dabar čia, dar suvok dabar, a kas dabar čia vyksta, įsivaizduoju, mes čia darom žadinimą savęs, supranti, mes ieškom tiesos. Mes ieškom tiesos. Ai. Ir dabar kokia tiesa? Tai jau bendrinam, kokia tiesa. Aš esu tame, kas vyksta amžinai, vyksta, supranti, negali sustoti, nutrūkti, jis negali, supranti, nu tas, kas yra, nu jis negali, nes nėra nieko, supranti kaip yra, tas, kas yra, jis yra, nes nieko nėra, kad jam jis negali, kad tokio reiškinio kaip išnykt, na, nėra tokio reiškinio. Matai, čia vėl žemiško proto suvokimai, va buvo kėdėmėčiau pet, išnyko, nieko neišnyko, jinai ten pavirto kitokiam formom, įsivaizduoji. Toks dalykas, kaip prasidėjo, pasibaigė, išnyko, nėra tokio reiškinio. Įsivaizduoju. Aukštoji, va šito mūsų mąstymų, tokio reiškinio nėra. O, išminčiai tau sako, aš esu pasmerktas amžinybei. Ir dabar tau čia kaip sėdi ir prajausk. Ir prajausk, kad dabar, jinai vyksta, supranti? Tu įsivaizduoji, kad tu gali nebūt. Ne. Tu negali nebūt. Tu tas, kas esi, negali nebūt, nes tu esi tas, kas yra. Tu ir esi tas, kas yra, tu negali nebūt. Supranti, ką metėma? Tau nėra kur nebūt ir nėra kaip nebūt. Įsivaizduoji, Bairį? Ar įsivaizduoji, ar suvoki, kas suvokia jau, jaučia ir patiria? Nes visiems įkaltavo šitą ingramą, kad ir tu prasidėjai kažkada, kad tu gimėjai kažkada, supranti? Ir kad tu kažkur gali ten išnyk, nugaruoti. Bet prisimink tezių seka gražią. Yra tas, kas yra, viskas ir bet kas yra visko ir bet ko pratesimas. Būtinai. Ar visi sutinkat, kad viskas ir bet kas yra bet ko ir viskas pratesimo? Ar sutinkat, kad šita kėdė yra saulės pratesimo? Ar sutinkat? Kad va, utėlė tavo plaukuose yra ten nežinia, kokios galaktikos pratesimo. Sutinki ar ne? Ai. Nu. Tad tam, kam, žinai, sunkiau sutikti, nes tai, kiti gal, žinai, susipažinę šitom tezėmis įsavinę. Kad nebūtų pratesimas, turi būti tarp, nu, atsakykim, tarp tos utėlės ir tos galaktikos, kas turi būti? Nu, kažkoks turi būti tarpas, tuštuma. Nu, tai dabar išsiimam iš proto tą gramą apie tuštumą. Kas gali paaiškinti, kas yra tuštuma? Tik žmonės čia įsilavinę, ką, tuštuma, ką, nu, negali pasakyti. Paprastas žodis, visur masiškai naudojamas tuštuma. Kur nieko nėra. Įsivaizduoji. Nieko nėra. Ten, kur nieko nėra. Nu. Papasako, kas čia per dalykas, ten, kur nieko nėra. Ką gali pasakyti apie tai, kur nieko nėra? Jeigu kažką pasakysit, jau bus. vakuumas ir tai. Nėra, nieko nėra. Ai, matai, kas yra. Reiškia neišvengiama, viskas, matai, va, kad išjaustų, matai, va, sako, matyk ir išjausk. Ir tu dabar kaip sėdi, žemiškas protas, matai, sako tau, aš sėdžiu, čia mano ribos, čia atsiskyręs, įsivaizduoji kažkiek mano visų kitų individų. Inertinis mąstymas protas. Aš tau sakau dabar įsidūksiu ir savo aš tave informuoju sėdžiu. Jop tararai. Tai aš esu pratesimas ir tos galaktikos. Palauk, ir tos. A kurio? Ne, a ko? Ne. O, aš. Matai kokia tema? A dabar ką
Tada apie formas kaip kalbėti. Formas, dėl ko mes turim formas? Dėl ko ta iliuzija formuojasi, kad mes kažkas atskira? Kad apčiuopti ir patirti, kaip esi. Jau šitie vaikai jau žino. Ai. Aš turiu būti išsiskaidęs, išsidalinęs. Tas, kas esu. Nes per tave aš patiriu save. Įsivaizduoju. Aš net pats savį viduje esu dvigubas, dualus. Galiu su jim pasikalbėti. Tad, išmintis matai kaip apibrėžia. Tas, kas yra, jis yra vienas, bet tipo sąlyginėje daugybėje. Sąlyginėje, matai kaip. Susitaikam su savo protu. Ir dabar įsivaizduoju. Tu matai kaip kalba nuo ko prasidėjo? Kai tu sakai aš, apie mane, aš, čia man. Dabar įsivaizduoju, dabar kitų jau matymų. Apie ką tu kalbi? Apie ką kalbi? Įsivaizduoju. Engramos. Ir vėl tu turėjo dabar visą laiką susigaudyti. A kas čia vyksta? A kas dabar čia vyksta? Va čia dabar, kur aš sėdžiu, kas čia vyksta? A kam to reikia? Prie ko čia budizmas? Prie ko čia budizmas? Stebėtojas. Tavi turi būti budraujantis, jis tada stebėtojas. Supranti? O dabar kaip tik taip kalbam, bet padarom stopą. Įsivaizduoji? Stopą. O dabar stopas, sėdžiu stopas. Aš su savim dabar stopas. Stopas. Vyksmas vyksta. Įvardinta. Vyksmas vyksta. Man reikia apibrėžti tavo ribas, ar ne? O dabar aš sėdžiu, nesinaudoju kūnu, nejudu šitoje vadinamoje erdvėje. Aš jau žinau, patiriu visko ir bet ko aš. Pratęsimas, viskas ir bet kas manęs pratęsimas. Aha, dabar jau suprantu, ką sakomi išminčiai, kad nejausk visatį svetimumo niekam. Nes tai yra nesąmonė. Aha, stopas. Vienas iš pagrindinių dalykų, čia kai mes kalbam, jeigu tu nori, siekti tavo budistinė, sakykime, būsenos tos, tai va čia ką mes ir gaminam, stebėtoja formuot, stebėtoja, stebėtoja, tarytum susiskaidimas. Jau vakar apie tai kalbėjau pabrėžtinai, tai yra ypatingas jėgos, ypatingas galios. Galios prieš ką? Prie kokios jėgos prieš ką? Ypatingos galios esmė, pagrindas stebėtoje turėti. Savi susikurti, savi stebėtoje, būti savo visų tų procesų stebėtojai. Tai dabar vėl kad gryninam suvokimų.